Šiandien kalbėsime apie pėdas, apie kurias mes nesusimastome, kol jos nepradeda skaudėti. Tai gydytojau, kodėl pacientai kreipiasi pas jūs dėl pėdų skausmų pagrinde? Pagrinde pacientai kreipiasi dėl blauzdos srities skausmo, diskomforto, skausmo kulnos srityje, pados srityje, ties priekinė pėdos dalimi ir besideformuojančių pirštų. Dažnai negali pritaikyti tinkamos avalynės, sunku judėti. Pakalbėkime šiek tiek apie pėdos anatomiją, kad pacientam būtų lengviau suprasti, kodėl tie skausmai įvyksta. Gerai, pakalbėkim, atsigulkit ant pilvo. Pagrindinės priežastys, kodėl žmonės turi blauzdos, čiurnų ir pėdų skausmus, tai yra jų biomechanika. Tų priežasčių gali būti daug, tačiau vienos pagrindinių yra struktūros, kurios pakinta tiek gyvenimo eigoje, tiek gali ir ūmiai pakisti. Tai viena iš pagrindinių struktūrų tai yra blauzdos užpakalinės grupės raumenys, tai yra dvilypis blauzdos raumuo, kuris tvirtinasi prie šlaunies, jo dvi galvos sueina vieną raumenį ir susijungia su kitu raumenuku plekštiniu, kurie sueina į achilo sausgyslę. Jinai tvirtinasi labai plačiai ties kulninę ataugą, ją dengia toks maišelis, kuris sutepa ją, maitina. Dažniausiai skausmo priežastis yra to insercijos tvirtinimosi vietoj. Jinai atsiranda dėl to, kad yra šito raumens trumpumas. Jisai gali atsirasti dėl ilgo sėdimo darbo, dėl tiesiog 50% populiacijos jį turi įgimtai. Jis gali progresuoti su laiku, taip pat dėl kitų galūnės pokyčių. Kai yra šios srities trumpumas, nuolatos sausgyslė insercijos vietoje yra tempiama, kyla uždegimas. Dėl to yra skausmas, ypač dėvint avalynę, kuri yra kietesnė kulnos sritimi. Kai yra šio raumens pagrindinio trumpumas, koja stengiasi prisitaikyti prie judesio metu, atsistojus. Normaliai pas žmogus stojantis turėtų blauzda su pėda pasiekti 90 laipsnių kampą. Kai yra šio raumens trumpumas, to kampo pasiekti žmogui dažniausiai nepavyksta. Dėl to likusi pėdos dalis stengiasi prisitaikyti. Tai yra sąnarys po čiurną, tai po šokikaulinis, stengiasi pronuoti, suktis aplink savo ašį, versdamas kulną į išorę, taip mažindamas kelią, jėgos petį, trumpindamas jį ir sąlyginai ilgindamas šį blauzdos raumenį. Tačiau dėl šios priežasties atsiranda skausmas kitose srityse. Tai yra vidinėje pėdos srityje, taip pat labai kita skausminga vieta, tai yra kulnas ir padas. Kulne galima matyti tokią struktūrą kaip pado fascija. Jinai tvirtinasi irgi plačiai prie kulnos srities, eina iki pat padikaulių, turi du pluoštus. Esant tokiai pėdos padėčiai, kai žmogus stojasi visą pėdą, ši pado fascija yra nuolatos pertempiama kiekvieno žingsnio metu. Dėl to šioje tvirtinimosi vietoje atsiranda skausmingas taškas, lėtinis uždegimas. Šioje vietoje ta fascija yra pati jautriausia, pati prasčiausia kraujotaka, dėl to ilgainiui formuojasi kaulinės ataugos, kurios dar labiau didina tą skausmą. Kai pėda prisitaiko prie to sutrumpėjusių raumenų, priekinė pėdos dalis stengiasi verstis ir ištaisyti bendrą visą pėdos biomechaniką. Deja, pradedame remtis ne pirmu pirštu, kuris yra pats svarbiausias atramos taškas šioje pėdos srityje, bet kitų padikaulių galvomis. Pirmas pirštas natūraliai pa žmogų neša virš 3 kartų kūno masės, kai žmogus ėjimo metu atsispiria. Tačiau, kai yra trumpas raumuo ir sukasi po čiurnos sąnarys, remiamės kitų padikaulių galvomis, kurie nėra tam sukurti. Dėl to atsiranda skausmingos nuospaudos, atsiranda kai kurių pirštų deformacijos dėl tam tikrų sausgyslių sutrumpėjimo ir šis pirštas atsiradus daugiau vietos bei trumpėjant raiščiams, nykštys pradeda deformuotis ir darosi vadinama hallux valgus deformacija. Šie skausmai dažnai vargina po intensyvesnio fizinio krūvio, dalis vargina naktį, ypač vargina visų tvirtinimos insercijų vietų skausmai ryte. Pirmų žingsnių metu, kuomet audiniai būna sustingę, neiššilę, dėl to žmonės vaikšto lyg ant adatų, sako, šlubuoja, sunku eiti. Tai kada pacientai dažniausiai kreipiasi pas gydytoją? Jau turbūt tada, kada nebegali kentėti skausmų ir skausmas turbūt ne vieną savaitę jau vyksta.
Dažniausiai pacientai tik atsiradus simptomams nesikreipia, tačiau yra kažkas, kas juos iššūkia. Dažnai yra arba ilgesnis vaikščiojimas kažkoks, sugalvoja eiti į žygį žmonės, reikia daugiau eiti, stovimas darbas. Taip pat žmonės, kurie nusprendžia sportuoti po ilgesnio laiko arba visai nesportavę, kurie nežino, kaip dozuoti fizinį krūvį ir turėjus didesnį fizinį krūvį tampa skausminga tiek visa apatinė galūnė, tiek pėdos. Taip pat daug reikšmės turi viršsvoris, kuomet žmogus priauga daugiau kūno masės svorio, kai yra netaisyklinga pėdos biomechanika, jos atrama, plokštėja pėda dėl minėtų priežasčių, plokštėjos arka yra gniuždoma, tuomet viršsvoris dar prisideda, nes didėjant viršsvoriui geometrinė progresija didėja apkrova, ypač tai priekinį pėdos dalį. Dėl to žmogus pradeda jausti skausmą, diskomfortą, jis atrodo jam, kad jis atsirado staiga, bet jis iš tikrųjų buvo visada po truputį tiesiog kažkas iššaukė, kažkoks momentas. Labai dažnai tenka girdėti, kad žmonės sako, aš nuo vaikystės nebuvau plokščiapadis, bet kodėl, daktarė, dabar tapau plokščiapadžiu? Ką tuo atsakote pacientam? Dažnai žmogus taip sako, kad jam būna nuostaba, kad ir trumpas blauzdos raumuo ir pėda plokštėja. Nors pastebi kartais, kad batus išnešioja į išorę, bet pats simptomų nejaučia. Tai realiai veikia kompensatoriniai mechanizmai pėdos, kuriuos minėjau prieš tai, kur yra daugiau, tai yra raiščiai, sauzlės aplinkui, kurie nepasiduoda tai visai apkrovai gniuždymui. Tačiau yra momentas, ypač dažnai didesnis fizinis krūvis, ar kaip minėjau viršsvoris, kuris jau pasiekė tą ribą, kuomet atsiranda skausmas, kuris uždegimas, jisai prasideda ir tęsiasi ir nebeišnyksta. Tuomet žmogus kreipiasi ir jam atrodo, kad problema prasidėjo tik tą dieną, kažkokią net konkrečią. Labai dažnai žmonės sako, kad kodėl batų išmera vyresnėme amžiuje padidėja, daktarė. Tai dėl tų pačių pėdos pokyčių pėda plokštėja, jinai platėja, išplatėja ir ta priekinė dalis, atsiranda pirštų deformacijos, kaip minėjau prieš tai, dėl to tampa sunku dėvėti tokio padydžio avalynę, tampa labai sunku dėvėti siaurą avalynę, ypač moterys mėgsta dėvėti siaurą avalynę vyresnio amžiaus, dėl to nebetelpa, tampa skausmingos nuospaudos, perka didesnę avalynę ir tai yra problema joms. Kaip šiuolaikinės avalynės dizainas paveikia mūsų pėdos skausmus? Šiuo metu avalynės pasirinkimas yra labai didelis, bet yra keli aspektai, kas lemia mūsų skausmo atsiradimo arba tęsimosi priežastį. Tai pirmiausiai yra labai plokščia kita avalynė, kuomet pėda, jei jau jinai yra statosi netaisyklingai, jinai visą laiką taip ir statosi joje, noselė siaura, kuomet pirštai neturi vietos, jie yra suspausti visą laiką, jie neturi galimybės atsiremti taisyklingai, neturi galimybės dirbti raumenys, kurie prasideda ir baigėsi pėdoje, vadinami intrinsikai. Dėl to silpsta pati pėda ir silpsta pėdos arka. Na ir taip pat yra kieta pakulnė, kuri remiasi ir gali sukelti skausmą, ypač jeigu yra dėl raumenų trumpumo uždegimas, vadinamas insercinis tendinitas. Dar matome, kad daug žmonių pastoviai skundžiasi, kad avalynė nutrina užkulnį, tai yra galinę kulno dalį. Ar tai yra avalynės problema, ar labai dažnai yra kažkokio susirgimo problema? Tai manau, tai yra dvejopai ir susirgimo ir avalynės problema. Kaip minėjau, toje vietoje, kur tvirtinasi achilo sausgyslė, jinai tvirs labai plačiai ir turi tokį tepalinį maišelį, kuris sutepa, maitina tą vietą, burzą. Taip, tai jinai esant uždegimui, esant trumpumui, jinai nuolatos yra mikrotraumuojama, jinai storėja, kaupiasi ten skysčio, kartais net ir darosi tokios kaulinės ataugos, vadinama Haglund deformacija. Dėl šitos vietos ta insercijos vieta tampa skausminga pakulnė, jinai net sustorėja, dėl to jinai kartu ir ankštų darosi batuose, jį trina ir taip pat, jeigu perka žmonės batus, ypač kietus odinius batus su kieta pakulnė, tai prisideda mechaniškai trinant. Kartais net neturint trumpumo, vien kietas bato pakulnė kieta pritrina tą tepalinį maišelį ir uždegimas atsiranda tik dėl kieto kulnos srities. Tai čia yra dvejopa problema, bet iš tikrųjų geriausia yra daryti
pratimus tempimo ir rinktis tinkamą avalynę minkštą. Kokia jūsų nuomonė yra apie minimalistinę avalynę, kuri dabar yra labai populiari? Minimalistinė avalynė tinka žmonėms, kurie nori sustiprinti savo pėdų raumenis, dėl to, kad vaikštant standartinėje avalynėje, kuri yra ypač siaura, ankšta, pėdų raumenys nedirba. Tai yra labai gerai, nes galime sustiprinti raumenis, kuriuo minėjau, prasideda, baigėsi pėdoje, sustiprinti pirštus, sustiprinti pado arką. Minimalistinė avalynė nėra tinkama žmonėms, kurie jau turi deformaciją, ypač plokščią pėdą arba labai iškeltų keltimi, kavos vadinamą pėdą, dėl to, kad jų apkrova yra tuo metu jau netaisyklinga ir jie tiesiog dar labiau blogina situaciją. Tai ką rekomenduojate pacientam, ką jie galėtų padaryti namuose prieš kreipdamiesi pas gydytoją, kad sumažintų savo skausmus? Pagrindiniai etapai, ką galima savo padėti, tai yra tempimo pratimai, tinkama avalynė arba vidpadžiai ir taip pat pėdų stiprinimo pratimai. Tai kokie tie pratimai, daktarė? Tempimo pratimų tikslas yra ištempti blauzdos šio raumens skaidulas. Tai jų yra daug įvairių, galim pasitarti su kineziterapeutais, galim pažiūrėti Ortopro YouTube kanale, bet pagrindiniai, kurie labai padeda, veiksmingi ir juos reiktų daryti kiekvieną dieną, nors ryte vakare, tai yra blauzdos tempimo pratimai lip prie sienos. Pirmasis, kurį galima padaryti, tai yra tempimo pratimas, kuomet atsistojate priešai sieną. Dabar tempsime dešinę koją šią. Šią koją statote priekyje. Ši dešinė pėda visa turi būti ant žemės, kulnas nuleistas pilnai, pirštai truputėlį pasukti į vidų. Taip. Tuomet reiktų daryti, rankas laikyti prie sienos, daryti lengvą įtupstą, dubenį, tai yra dubens sritį į priekį išstumant. Daug labai pritūpti nereikia, tiesiog užtenka stumti dubens į priekį, laikyti tiesų kelią ir visą pėdą ant žemės. Tuomet turėtumėt pradėti jausti tempimą blauzdos srityje, ypač iš vidinės pusės. Kai pajaučiate, tada laikote šią pozą 15-20 sekundžių, tuomet po to laiko atleidžiate vėl ir vėl kartojate šį pratimą vėl. Tiesus kelias, pėda ant žemės, ištumėte dubenį į priekį. Jaučiate tempimą, laikote 15-20 sekundžių. Tai padaryti galima 3-4 užėjimus, viena koja, taip pat kita koja. Kokį laikotarpį čia visą gyvenimą reikia tempti, ar užtenka mėnesį, ar pusę metų? Visiems labai individualiai, bet iš tikrųjų tempimo tikslas yra ištempti tiek raumenį, kad atliekant pratimą tempimas būtų labai minimalus arba visai jūs jo nejaustumėte. Tai gali užtrukti, priklausomai žmogaus, gali užtrukti kelias savaitės, gali užtrukti kelis mėnesius. Kai kam tenka tai kartoti visą gyvenimą tam tikrais periodais. Kita problema, kurią norėčiau akcentuoti, tai yra pėdos raumenys. Kadangi nešiojant avalynę, trumpėjant blauzdos ir pado fascijos struktūroms ir silpnėja pėdos raumenys, reiktų jų nepamiršti ir juos stiprinti. Vienas geras dalykas yra, kad galima vaikščioti basomis nelygiais paviršiais, pavyzdžiui, žolė, dirva, smėlių, žvyro. Aišku, ne visada tokius paviršius galim rasti ir mūsų riboja metų laikai. Tada yra pratimai, ką galima daryti namie arba sporto salėje. Vienas iš pratimų tai yra su paprasčiausiu rankšluosčiu, galime jį pasidėti ant žemės. Ir tada tikslas yra užlipti ant rankšluosčio ir su kojų pirštais įbandyti sugniaužti arba sulankstyti kitaip. Taip. Reikia stengtis. Sunkiai stengiasi. Kuo labiau galima net eiti iki pat krašto ir bandyti atvynioti atgal. Nu, su kojų pirštais. Kitas pratimas, galite atsistoti tiesiai su abiem kojomis ir nusibrėžti kažkokį atstumą, iki kurio eiti ir eiti su pėdomis, naudojant tik jūsų pėdų pirštus. Tai yra prisitraukti savo visą pėdą, sunku, bet labai stiprėja raumenys pėdų, kurį prasti ir baigėsi čia, taip pat stiprinama ir vidinės arkos sritis. Taip pat ir nykščio lenkiamasis rūmų pėdų, pirštų kitų lenkimiai. Nuovargis labai greitai. Daugiau pėdų stiprinimo pratimų galite rasti YouTube platformoje Ortopro kanale. Tempimo pratimai yra pagrindinis gydymo metodas, tačiau reiktų nepamiršti ir avalynės. Svarbu, nešiojant avalynę esant ūmiam periodui, skausmingumui minėtų simptomų, kad būtų storesnis padas, pakelta kulno sritis 2-3-4 cm. Tam gali padėti vidpadžiai, ypač
asmeniškai padaryti ortopedinės technikos įmonėje, kurie turi pakėlimą arkos, turi kulno pakėlimą, teisingą atramos tašką ties priekinė pėdos dalimi. Kuomet žmogus daro tempimo pratimus, sugeba išsimankštinti, tuomet galima tų priemonių nenaudoti ir pereiti prie įprastos avalynės. Tai ką pabaigai galėtumėt patarti savo pacientam, kad vis dėlto jiem neprireiktų gydytojo konsultacijos? Pirmiausiai, tai reikia prižiūrėti savo pėdas ir kojas, reiktų daryti tempimo pratimus, išbandyti tai, ką matote namuose. Jeigu jaučiate tempimą arba skausmingumą, tęsti pratimus, tinkama avalynė ir jeigu yra iškyla kažkokių klausimų arba bėdų, kreiptis į ortopedą traumatologą.